Sveikučiai, šiandien darom skanų jautienos troškinį. Konkrečiai šitam receptui pakankamai daug ingredientų, tai apie visus nepasakosiu iš karto. Eigoj pabandysiu gal atkreipti dėmesį, bet pagrindą visada sudaro svogūnai, porai, česnakai, salierai, morkos, galima kai kurių kitų dalykų ir nedėti. Dar būtinai reikalingas česnakas ir aišku bulvės. Iš prieskonių tai pagrindinis dalykas yra česnakai, petražolės, druska, kvapnieji pipirai, saldžiosios paprikos milteliai, čili pipirai ir rozmarinas. Kadangi darom troškinį, tai reikės ugnį atsparaus indo. Na ir geriausiai tinkantis indas turbūt yra ketaus puodas, jeigu jisai telpa į kamado, galima puikiai naudoti. Pradžioje apkepsime mėsą ir truputį parūkinsime tiesiogiai ant atviros ugnies, naudojant medienos pagaliukus, o vėliau viską dėsime į puodą paeiliui tam, kad gauti troškinį. Na ką, kūrėm kamado. Dar nespėjus įšilti, iš karto dedu sistemą ir dedu medienos pagaliukus rūkimui. Ir ant grotelių tada kepimui dedam mėsą, šiuo atveju naudoju jautienos krūtininę, bet tinka ir bet kokia kita jautienos dalis, nes troškiny viskas vis tiek susitroškins. Mėsos apkepimo laikas yra pakankamai trumpas, kokia 15 minučių ir tikslas nėra ją iškepti pilnai iki galo, svarbu, kad jinai gautų kažkiek dūmo ir gražią spalvą. Tada jau dedam puodą ir pamažu ingredientus. Tai pirmiausia aliejų, gali būti alyvuogių aliejus ar saulėgrąžų aliejus. Tada dedam prieskoninės daržovės, tai visų pirma svogūnus, porus ir salierus, tam, kad jie truputį pasitroškintų. Kai daržovės truputį pasitroškina, dedam ant jų mėsą. Šiaip geriau tvarkingai sudėti sluoksniais, tai ant svogūnų ir kitų daržovių sudedam mėsą. Kitas sluoksnis iš karto yra morkos, bet galima dėti tarpuose ir prieskonius, kuriuos paminėjau. Tada dedam ant morkų bulves ir galiausiai papriką. Kadangi ingredientus dabar dedam šaltus, tai tas puodas jisai kaista po truputį, bet kamado temperatūra irgi po truputį kils, tai svarbu, kad jinai nebūtų labai aukšta, šiaip kokia 150 laipsnių Celsijaus užtenka, nes virimas, troškinimasis yra lėtas procesas ir svarbu, kad tas vanduo neišgaruotų per greitai. Tai jeigu bus labai karštas kamado, labai didelis virimas, tai jums tiesiog gali tekti dapilti skysčio. Galima naudoti vandenį, alų ar ką tik tai norit. Taip pat galima sultinį dėti papildomai, bet jeigu virimas bus lėtas, tai to daryti nereikės. Na, pradžiai puodas gali būti atviras, bet vėliau būtų gerai jį uždengti, jeigu turite kažkokį dangtį karščio atsparų, tai mažiau drėgmės išgaruos.
Galima pridėti truputį sojos, bus tamsesnis troškinys ir Worcesterio padažo. Visas troškinimosi procesas priklausomai nuo naudojamos mėsos gali trukti ir valandą, ir 2, ir 3. Tai tiesiog reikia žiūrėti, kad mėsa būtų minkšta ir iškepus. Na ką, puikus rezultatas, praktiškai skonio bomba. Skanaus ir iki kito karto.